Sveiki, su jumis yra Arcovers įkūrėja ir kaip jau anksčiau jau seniai žadėjau, kad ten sukursiu video, kaip sukurti coverį per Pixlr, bet kadangi man kaip ir laiko trūkumas, tai ir nesukūriau, tai dabar kažką pabandysiu nufilmuoti ir nežinau ar pavyks, kadangi aš per Pixlr kurt nemoku, nes nekuriu. Bet bandysiu. Tai va, paspauskite Create a New Image, tada čia galite parašyti pavadinimą. Kas naudojatės jau seniau Pixlr, turbūt geriau mokat už mane, bet o kas naujokai, tai tiesiog žiūrėkit, gal ką išmoksit. Tai čia pavadinimą, jei norit parašykit. Čia parašykit coverio matmenis, manau dauguma jau žino juos. O kas nežino, tai va, 851-215. Ir nekurkit jokių ten kvadratinių ir taip toliau, nes, blemba, durnai atrodo. Jei jau kūrėt coverius, tai susižinokit viską, ko daugiau įmanoma, nes jei kai sukūriau ant kvadratų, tai paskui iš tavęs ir pasišaipo, o paskui ir nesupranti sarkazmą ir taip toliau. Spaudžiam OK ir aš čia pasišalinu, ko man nereikia. Ir reikia tiesiog, kaip čia pasakyti, foną susikurti arba atsidaryti foną, tai žodžiu, tai ir padarom. Aš atsidarysiu kažkokį vieną foną, kadangi labai tingiu kurt. Tai jo. Tai va, atsidariau kažkokį foną, kurį perkuriau, žodžiu, iš fono, Gretos fono, tai ačiū tau, Greta, Priešmentaitė. Iš fono pagrindą, va, žiūrėkit visi. Jo, aš pakeičiau ir gausiu visiškai kitoks fonas. Atsidariau foną, arba jūs ten susikūrėte ir mokat. Ir paskui reikia pridėti PNG nuotraukas, arba tiesiog nuotraukas, kokias ten jūs norit. Paspausdami File, Open Image. Ir aš tai dabar ir padarysiu. Atsidariau Selenos PNG nuotraukas. Nežinau, kodėl būtent Selenos tiesiog užkliuvo po ranka. Ir reikia jas kažkaip gražiai sukomponuoti ir pridėti. Tai kiek aš žinau, tai čia reikia padaryti copy ir paste. Spauskit Ctrl ir C, tada bus copy, o paste bus Ctrl ir V. Tada Edit Free Transform arba Ctrl ir T, bet man Ctrl ir T nežinau kodėl, bet neveikia, bet išmeta kitą langą. Tai naudosiu tą rankinį kabutėse būdą Edit ir Free Transform. Kadangi norint sukurti gražų coverį reikia priderinti PNG, tai manau šito PNG tikrai dėrės. Ir svarbiausia yra kompozicija, kaip jūs sukomponuosit, nes, pavyzdžiui, jei čia tai bus per daug per šoną, jei čia tai irgi kažkaip ne taip, čia vapšė. Niekada nedėkit PNG va čia, nebent ten jūs kažkaip kitaip viską sukomponuosit ir išdėliosit. Čia, kad paskui bus bloga kompozicija, negražiai atrodys ir jeigu jūs prašysit vertinti, jums numažins balą. Tai va. Aš maždaug čia gal padėsiu. Ir jo, nežinau, kokių čia yra dalykų. Čia galite pakoreguoti prie Layer Styles. Ir tada pridedam kitą PNG. Geriausia būtų, kad dėlėtų PNG nuotraukos, tada atrodo, coveris visai kitaip, ne taip, kad visos skirtingos nuotraukos. Ir paskui niekas nesiderina ir daryšiai atrodo. Ir vėl Ctrl ir V, Edit Free Transform. Ir mažinam, didinam, platinam, siaurinam.
Darykit taip, kad panaga būtų proporcinga, kitaip atrodys arba išplėsta per daug, arba suspausta. Ir va, pavyzdžiui, tai būtų per siaura, tai per platu, tai bandykit žmogaus formas, žiūrėkit, kad būtų logiška ir taip toliau. Kad nebūtų taip užėję, tiesiog paimat ir perkeliat čia. Ir jo. Čia galite koreguoti dar tą matomumą. Ir manau, kad čia jį reikia pakoreguoti, kadangi kad nebūtų taip viskas vienoda. Dabar kai madinga, pavadinsiu taip, patrinam čia, bent jau aš jį beveik pasidatrinu, kad atrodytų gražiau. Pastebėjau, kaip irgi trina. Kažkaip taip ir nežinau. Dabar kažkaip man ne koverių diena, tai sorry, čia kažkas baisiai išeis, bet tai whatever. Paskui vėl Ctrl C. Ctrl V. Ir vėl tą patį padarom. Ir vėl laikomės kompozicijos, kad būtų išeitų gražus coveris. Kadangi matot, čia yra kaip ir nukirsta galva, tai pavadinsiu, tai tokią panagą reikia dėti prie viršaus, kad tai, būčiau paaiškau, kad tiesiog nebūtų taip, nes taip uždėsi taip, kaip čia atrodys. Javai. Ant gal čia tas panagai iš vis nereikia? Ja, nežinau. Jei moka, tai sulyginkit kažkaip. Bent jau per mano programą ten aš susilyginu. Čia per ryšį išeina, kiek matau. Va. Tik nespausiu. Kontroliuoti. Nežinau, kaip čia, kažkaip čia be ryšio atrodo. Ir vėl. Kažkaip čia be ryšio atrodo. Aš žodžiu, kažkaip palieku taip. Vis tiek aš jau niekur turbūt nekelsiu. Nebent įkelsiu grupę, kad pranešdama kaip gero video. Ir toliau šiaip, nežinau ką, tekstą reikia dėti. Čia šitas yra, A raidė yra tekstas. Šitoj kaip bokse parašot savo norimą tekstą. Aš nežinau ką rašyti, tiesiog parašau Selena Gomez. Parašau pirmą Selena, tada pasirenku šriftą. Kadangi maždaug prie tokio stiliaus eina pagrindė mažas tekstas, tai nededu didelio ir atpraskit kabinėtis prie mažo teksto, nes visgi tai yra tie, kurie kritikuoja mano darbus. Tai yra toks stilius ir taip turi būti, čia nenusišnekėkit su tom per mažas tekstas ir taip toliau. Tame ir yra esmė. Nežinau, kur dėti, čia kažkaip susilieja per daug. Na čia kažkaip padėjau. Čia irgi galima nustatyti styles.
Ir kad būtų geresnė kompozicija ir geriau atrodytų, nedėkit vienodo šrifto, nes tai tiesiog pagal kriterijus, bent jau kiek skaičiau ir kiek žinau, tai šriftas turi skirtis, kad apskritai atrodytų viskas normaliai suderinta ir gražiai. Tai tą gomes reikia parinkti vėlgi kitokį šriftą, bet aišku, kad dėrėtų ir paskui priderinti. Nežinau kaip toks, gal čia reikia dar kitokio. Aš tai visada bendrą vaizdą pasižiūrėjau. Galima pakeisti spalvą. Ir aš dažniausiai darinu prie favorio spalvų. Ir paskui einu vėl į Layer Styles ir vėl koreguoju. Nu maždaug jo, taip. Ir nežinau, kas čia gavosi. Nieko gero gavosi, žodžiu. Bet maždaug tie, kurie nemokėjo kurti per Pixlr, maždaug sužinojo pagrindinius dalykus, kaip uždėti pramogų nuotrauką, kaip atsidaryti ir kaip maždaug pakoreguoti tekstą. Jei turit kažkokių kitų pasiūlymų ar kokių nusiskundimų ar dar kažko, komentuokit po šio video. Taip pat laukiu komentarų, kokį video norit kitą kartą, su vėl noru sukursiu, kai tik bus laiko. Tikiuosi jums padėjau, tikrai būtų malonu. Laikinkit, jei patiko, jei nepatiko, irgi laikinkit, nes man reikia laiko. Visgi, jo. Ir tikiuosi jums buvo smagu žiūrėti, neprailgo šis video. Ir dėkui uždėmesį. Ir čia dabar, kaip įsisaugoti, jūs patys turbūt žinosite, tai yra File, Save ir paskui čia pasirenkat pavadinimą, formatą, OK ir įsisaugojat. Tai nepamirškim komentuoti. Arba subscribinkite, netingit Rarcolors kanalų, tada matysit visus video, kuriuos įkeliam. Ir jo, ate.